Va dar galime vieną pavyzdį. Čia aš genėjau ir skabiau visai irgi. Čia yra jau grinai vilkukliai. Ir jie niekam nereikalingi. O škutę savo sugrauš smagiai. Be abydos. Ir šią vasarą kažkas darosi lapam. Lapam darosi. Ruduoja. Dar medžiai lengviau, kai tu tokius nukerpi. Va. Tai stengiamės niekieno teisių nepažeisti, niekieno kaiminystės nenufilmuoti. Nes žmonės prieš kaimynus blogerius yra kurstomi. Kaip tie, tai ten iš vis kiekvieną podcastą stebi, kur sukritikavau jų piktžolių pasodinimą į patvoris, taigi pašalino, arba sąvartyną grovį irgi pašalino, vėl sąvartyną grovį, vėl pašalino. Dabar tokį kompostinį sąvartyną, tai aš tai nežiūriu tų idiotiškų atstumų, kad ten pradėt kovot, kad kam tu sukrovį kompostą palei tvorą. Nu koks skirtumas? Gal žmonės lysvę per visą sklypą pasidarė. Ne iš ten palei tą tvorą gyvenu, nei ką, man nemaišo. Tik tai nepatinka, kad mėšlo prikrauna. Bet ir aš pati po obelę prikroviau, bet bijau, kad smirdės, tai apkroviau žolėm. Galima mandagiai daryti, o ne prikrauti mėšlo, kad smirdėtų. Vištos mėšlas labai smirda baisiai. Tai va žiūrėkit, principą, suprantat, va tokios šakos, kad ir jinai labai didelė. Čia irgi vilkuklis yra, šalinama yra. Ir taip smagiai, vat, pas visus jūs veikia, ranka pas mane neveikdavo, smagiai šiandien smagiai veikia. Smagiai, va. Tėtis visą sodą apeidavo, smagiai. Dieve, kokios valios čia žmogus yra. Ir su bevalė gyvena, kuri jį gniuždo. Tokios valios žmogus, koksai galbūt sodininkas. Čia jo yra sodinta obelis įskėpšta. Pažiūrėkit, kokia šaka iki žemės eina. Iki žemės šakos yra koncepcija, kad tu atsisėdęs galėtum savo skanauti obuoliais. Nes tas leidimas iki dangaus šakų neapsimoka, nes paskui tu tik tai krituoliais mėgausies, o čia skinuoliais gali mėgautis. Ir nereikia jokio skintuko. Va, pažiūrėkit, palei žemę šakos. Palei žemę šakos. Tik minusas tas, kad jau kelintą žiemą iš eilės va šitos šakos nušala. Žiedai visi. Ir dar viena net jo superinė šaka net ir nušalo, nudžiuvo. Ten tokia buvo superinė, kad šakės. Tai dabar į jos vietą aš jau pafilmavau, užaugo alkmanės šaka. Tuščia vieta niekada tuščia nebūna. Matot, tai nebus, kad augalai kažkokią simbiozę iš tiesų jaučia, kad ta šaka nebegyva ir kad jau galima ten augti. Jaučia. Nu, pažiūrėkit, simbiozė kitos obels. Užaugo alkmanė. Va. Čia yra mūsų originali. Va, kažkur mačiau, kad nudžiuvo, bet jau lyg ir atsigavo. Čia tėtės parišta viena su kita visai ant žemės auga ir čia būdavo obuoliai 12 cm net. Dilgelytė kažkokia auga, su dilgeliam labai sunku kovoti. Šitos yra siaubingai piktos. Čia patys pikčiausios yra. Jau čia simbiozė. O jau čia jinai elgiasi kaip kolonijinė obelis. Bet jos čia klesti, jos čia ant vandens yra gyslos visiškai. Ir čia toks kiekis nuo kelių obelų būna, kad ten gėda būtų nedirbti tuo sodininku. Jis yra grynas pinigas. Grynas pinigas yra šitie obuoliai. Jie labai gražus, labai skanus. Kaip mes juokavom, man net nereikia būti piktiem, kažkokiem ūkininkam ten auginti kažką ant mėsos. Mėsos medis. Pasiskini arba pasirenki į turgų, 2 valandas padirbi ir į parduotuvę. Ir viskas. Nu ir kitiem atrodo, oi, ar čia didelis darbas tų obuolių prisirinkti. Nu jo, sakau, patys į kuprinę susimetė jie. Kaip man buvo sunku, kai tas judesys toks suvaržytas po tais medžiais tenais rangytis. Va kokie. Va, ataugo, nukirpau, ataugo 3. Lysvę kitą kartą pafilmuosiu, man dabar už nugaros jinai šakučių krūvoj. Jeigu, aišku, per naktį nenugrauž pabaisos, jeigu nugrauž, tai bus labai labai gaila. Uždengti, sakot. Ne, įvyktų diskusija, patartumėt uždengti. Gal. Ai, būna tas agro kažkoks, tai nežinau. Nu va taip.